Šiandien laidoje. Pergalė Ukrainoje arba karo baigtis, Rusijos karo baigtis Ukrainoje, tai yra būsimos Europos saugumo klausimas. Mūsų klausimas, ar mes paskiau nekariausime, atidėdami problemą. Tai mes turime pabaigti tą karą, kol jis neišsiplėtojo visam Europos žemynė. Suteikdami realią, konkrečią perspektyvą Ukrainai tapti alijanso nare, mes tuo pačiu priverčiam Rusiją žlugti ir pralaimėti. Ką labiausiai pažengė jau toj srityje ir suvokia šitą problemą, ką jie siūlo, perkelinėti dalį gamybos į Ukrainos teritoriją. Tai čia alijanso šalis jau mokosi, jau integruojasi, jau ten yra kai kurių šalių, kiek man žinoma, gamyklų. Tai jeigu jie nori būti sėkmingi šitoj srityje, gynybos pramoniai, konkurencingi netgi iš verslo prasme, jie turi ieškoti kontaktų Ukrainoje, turi eiti į Ukrainą, turi dirbti kartu su ukrainiečiais. Labadiena, gerbimi Delfi TV žiūrovai ir sveiki Locked and Loaded sekėjai. Jūs ir vėl užėmėte patrulio bazę. Jūs sveikinau aš, Mantas Vilimas. Karas Ukrainoje neabejotinai kažkada baigsis. Tačiau kas laukia po to yra didelis klausimas visiems. Pagrindiniu šalies saugumo garantu yra laikoma narystė NATO. Apie tai, ko Ukrainai reikia, kad ji taptų NATO nare, ar tai yra iš viso įmanoma, šiandien mes kalbame su senu Locked and Loaded bičiuliu, atsargos pulkininku Gintaru Bogdanu. Labadiena. Labadiena. Eikim visų pirma prie pagrindinių kriterijų šiaip. Ko reikia Ukrainai, ką ji turi atitikti, kokius NATO standartus, kad ji būtų įmanoma būtų ją priimti į NATO šeimą? Na, alijansas yra euroatlantinis. Tai reiškia, reikia geografiją, tai atitinka, tai yra svarbiausia. Ir tai turi būti demokratija ir išpažinti dalintis tomis pačiomis ir ginti jas tas pačias vertybės, skaitant ir savo šalies viduje, tai yra demokratijos, tai teisės viršenybė, tai yra esminiai reikalavimai. Toliau prisidėti prie saugumo, būti kontributorium, ne vien vartotojų to saugumo, bet ir dalintis. Juk prisimenam ir 5 straipsnį, ar visą tą dvasią, taip vadinamos Vašingtono sutarties, NATO sutarties, beje, ten 14 tik straipsnių, kuri visa apie tai, kad tai šalis ir pačios gauna saugumo garantiją nuo tokių pačių kaip kitų narių, bet ir turi prisidėti prie saugumo garantijų alijansui. Tai šiandien turbūt pagrindinis stabdis ją yra vykstantis karas. Taip, to labiausiai bijo. Stabdis, tai reikia priimti faktas, taip žiaurus, nuožmus karas, bet kai kurių vakarų politikų, sprendimus priimančių valstybių vadovų, reiškia vertinimų, yra bijoma, kad pakvietimas Ukrainos į NATO, stojimo į NATO, gali eskaluoti situaciją arba NATO alijansas bus priverstas įsitraukti, vykdant tą patį 5 straipsnį. Aš, jeigu leisit, ir toliau paplėtočiau, bet aš manyčiau, kad jau daugelis valstybių, tame tarpe ir mūsų Lietuva, siūlė kitokią formulę, tai yra pakviesti, padaryti aiškę perspektyvą Ukrainai tapti NATO nare. Ukraina jau buvo pakviesta, iš principo tapo kaip kandidatė stojimui į NATO per 2008 metų viršūnių susitikimą Bukarešte, kartu su Sakartvelu ir ten taip pat Bosnija Hercegovina dar turime. Bet ta narystė nėra niekaip apibrėžta, nei ką jin turi įgyvendinti, koks tas jos kelias, kaip tai praktiškai jinai turi realizuotis tą narystę. Ir beje, 2008 buvo. Prisimenam Rusijos agresiją prieš Sakartvelą. Tai akivaizdu, kad šalis deklaravusi, kad jinai bus alijanso kažkada. Maskvoje ne idiotai sėdi, supranta, kad turinti karinį konfliktą šalis, tai yra puikiausia prevencija jai tapti įgyvendinti tą. Tai kai mes identifikuojam, dabar vėl grįžtam į mūsų pusę, jeigu mes identifikuojam problemą,
Tai mes turime ieškoti būdų, kaip įspręsti. Tai Ukrainos partneriai ir artimiausiai draugai, kaip ir mūsų valstybė, tikriausiai ir kaip sakiau, panašu, kad tai dauguma šalių siūlo pakvietimą suteikti laiko dimensiją. Tai yra pakvietimas, yra procesas irgi jau konkretus su nuėjimo, su įstojimo. Ir tada visom šalims, alijanso narėms, tiesiog tai padaryti didžiausią prioritetą - Ukrainos pergalę, kad nereiktų patiems įsitraukti. Tai būtų tikros saugumo garantijos, jeigu mes tikrai suvokiam, kad pergalė Ukrainoje arba karo baigtis, Rusijos karo baigtis Ukrainoje, tai yra būsimos Europos saugumo klausimas. Mūsų klausimas, ar mes paskiau nekariausime, atidėdami problemą. Tai mes turime pabaigti tą karą, kol jis neišsiplėtojo visom Europos žemynė. Jeigu mes taip spręsime klausimą ir parinksime tam tikrus įrankius, mechanizmus, politinius sprendimus mūsų politikai sudėjos, kai sakau mūsų, tai 31 šalies, gal artimiausių laikų Švedijai stojus 32. Tai viską padarykim, kad Ukraina būtų 33 ta šalia. Ir tada mūsų pasiryžimą matydama ir Rusija bus nuginkluota, nes tas kelias čia jis nėra paprastas, aš sutinku, bet situacija yra kompleksinė. Kompleksinė situacija, žinia, reikia kompleksinių įrankių. Jeigu mes einam paprasčiausių kelių, mes niekada nutęsim problemą, kurią mes anksčiau ir vėliau mes turėsime spręsti. Karas Ukrainoje yra problema, ją reikia pabaigti. Ir saugumo garantijų tikrų suteikimas, kada Maskvoje žinos, kad, tarkim, ten kažkokia data, metai ar kiek, ir Ukraina taps tikroji narė, tai iki to laiko mes suremkim pečius ir duokim visko, ko reikia, ir išspręskim problemą. Kas dabar yra pagrindiniai tada stabdžiai iš NATO? Mes visų pirma galvojam apie Vengriją, turbūt. Na, Vengrijai ten daug, gal taip, bet jinai, žinoma, visos šalis alijanse, gal žiūrovom reikia priminti, kad alijanse sprendimai prieinami konsensusu. Konsensusu dažnas galvoja, kad ten visi NATO balsuoja, ne, ten niekas nebalsuoja. NATO sėkmė dar iš vienos pusės yra sprendimo priėmimo mechanizmas, tai yra niekas neturi prieštarauti, konsensusas yra. Niekas neturi prieštarauti. Niekas neverčia balsuoti ir pasisakyti už. Labai dažnai būna pusė šalių ar panašiai kažkokiu tai klausimu, sprendimo priėmimu nebūna patenkintos. Bet dėl vardan konsensuso, nežinant anksčiau ar vėliau, reikės kažkokio sprendimo iš NATO ir jų šalies, tos konkrečios šalies, kuri kitokių klausimų yra neigiama, ir tiesiog reikia patylėti. Patylėjimas yra pritarimas, viskas. Tai šiuo atveju ta tyla drumsčia, man atrodo, dėja nėra to konsensuso ir pakankamo supratimo, bent jau nebuvo iki neseno laiko Jungtinėse Amerikos valstijose, man atrodo, ir Vokietijoje. Bent taip atviruose šaltiniuose yra skelbiama. Apskritai iš šalies vertinant, kaip pasikeitė NATO požiūris į Ukrainą nuo 2014 metų iki dabar? Ar daugiau atsirado vieningos pozicijos ir pritarimo Ukrainai, ar vis tiek? Aš tą klausimą kitaip vertinčiau. Per suvokimą saugumo aplinkos, dinamikos to saugumo. Nuo 2014, jeigu jūs pasiūlėte tą laiką, tai žinoma įvyko didžiulis virsmas ir tebevyksta. Didžiulis virsmas NATO šalise, jeigu tik apie jas kalbam, vertinant saugumo situaciją. Ne dėl pačios Ukrainos ir jos ateities, nes ten daug yra pragmatiško, tai visi susirūpinę pirmiausia savo kiemo saugumu, savo valstybės, savo šalies, savo krašto saugumu, beje, mes Lietuvoje lygiai taip pat. Ir jei Lietuvoje tikriausiai daugiau ar mažiau vertinimai tiek Rusijos kaip grėsmė šaltinio, jie labai nedaug keitėsi, nes jie visada buvo tikroviški ir atitinkantis tą situaciją. Tai tuo tarpu toliau nuo Rusijos nutolusiose šalyse
buvo naivus požiūriai, naivus lūkesčiai ir dabar Rusijos karas. Pragmatiškai. Ir pragmatiškai taip, tai buvo netgi, vadinkim, tam tikros korupcijos forma, kada pigiai gaunu energetinius išteklius, naftą, dujas ir galiu uždirbti ir iš to gyventi, investuoju ten, kišu pinigus į Rusiją, duodu jiems ir viskas. Ir energetika gal vienas iš pagrindinių svertų buvo, kaip ta pajungia. Prancūzai savo karinį industriją irgi sėkmingai plėtoja rusų sąskaitą. Taip, ir ten galop Rusija yra neišsenkiamas visų mineralinių iškasenų, naudingų iškasenų šaltinis. Tai va, tai tuo atveju, taip vadinkime, europiečiai ir be amerikiečiai, Kanada, visi tiesiog atsiveria, vadinkim, naudokime tą laiką, atsiveria akis. Dar jos nėra pilnai atmerktos, bet jau jie suvokia, kokia grimta grėsmė ir kas gali atsitikti. Ir mūsų visų realiai suvokiančių Rusijos grėsmę uždavinys per artimiausius metus, jau mažiau, iki NATO viršūnės sekančio susitikimo, daryti viską, kad saugumo garantijos arba kitaip Rusijos karas Ukrainai būtų sprendžiamas iš esmės. Kad paminėjom NATO viršūnių susitikimą, tikiu jau prakalbėtą temą, bet vis tiek pagalvokim dar kartą. Zelenskis iš šio samito išvyko, atrodo, nelabai patenkintas. Ko jis tikėjosi, ko jis negavo ir kodėl jis to negavo? Na, viskas būtent apie ką mes ir kalbame, apie labai konkretesnės formuluotės arba konkretesnius sprendimus tiesiant Ukrainos narystės kelią. Tai šito dėja buvo sukelti lūkesčiai, neįvertinta tikriausiai politikų kai kurių, vieno ar kitoj sostinėje ar ten trečioj. Ta galima jau buvo nuspėti prieš, bet, palikime tai jau praeitį analizuoti, bet tai tiesiog negavo to, apie ką mes kalbame, negavo to konkretaus narystės perspektyvos, kaip jinai bus įgyvendinama, kad jie taps. Nes išėjo po NATO viršūnės susitikimo toks įspūdis, kad nelabai daug pažengta nuo nuolatinio kartojimo, kad Ukraina bus NATO narė. Taip, tas tikėjimas tvirtas, bet, žinot, tikėjimu negali visą laiką remtis, turi būti kažkas konkretu. Pažanga yra padaryta gal keliais klausimais, tai kad Ukrainai buvo įsipareigota nebetaikyti narystės veiksmų plano, galop tai būtų ciniška ir jiems kelti kažkokias pritaikomumo atitikimo NATO narystės sąlygas, kada jie tikėtina šito karo metu jau gal tapo viena iš stipriausių ir geriausiai mokančių kariauti valstybė. Tai visą tai krauju įgyvendins tą narystės veiksmų planą, ką mes 4-5 metus Lietuvoje darėm dar prieš daugiau kaip 20 mečius. O antra, buvo sustiprintas jų politinis atstovavimas aljanse. Tai yra pakeičiant komisiją NATO Ukrainos į NATO Ukrainos tarybą, kur Ukraina turi teisę taip pat kelti bet kurios klausimus, konsultacijom, pokalbėms, iniciatyvoms, politiniam lygmenį. Tai yra, žinoma, gerai, bet jokių saugumo garantijų tai, žinoma, neduoda. Iš esmės tai buvo daugiau žinutė skirta palaikyti tiek visuomenės lūkesčius, bet praktinė reikšmė, aš manau, labai nedidelė. Taryba ar komisija, bent jau aš nematau. Taip, narystės veiksmų plano atsisakymas, tai jau žingsnis į priekį, bet aš savo bičiuliam, draugams, ukrainiečiams ir kitiems sakau, kad jeigu kažkokie lūkesčiai ir tikslai nebuvo pasiekti, tai nereiškia, kad jie nepasiekti. Tai su NATO gyvena procese nuo vieno samito iki kito, tai už metų vėl. Ir karas nuo to, juk tikrai galbūt ir Europa, ir Amerika, Jungtinės Amerikos valstijos iš kitos pusės yra dar nepajėgios, nesubrendusios suteikti tokią pagalbą
ir iš tikrųjų yra problemų. Pavyzdžiui, mūsų pramonė, turime mūsų alijanso šalių, ir patys ukrainiečiai dar turi didelių iššūkių net ir priimti ir gauti tą paramą, pavyzdžiui, kovinę aviaciją. Be jos karą būtų sunku laimėti. Tai yra visgi, tikrai yra tam tikrų iššūkių, nes tikslas yra sustabdyti karą, tikslas yra saugumas, ilgalaikis saugumas visoje Europoje, mūsų regione ir ne tik. O NATO yra tik priemonė. Geriausia, kada nors buvusi, bet tai yra priemonė, tai nėra savaime tikslas. Pagalvokim dar apie vieną dalyką. Čia liktai šią vasarą buvo irgi pasigirdusios kalbos politinių lygmenių apie narystę Europos Sąjungoje Ukrainos, kad ji dar net teoriškai būtų įmanoma, sakykime, iki karo baigties. Žvelkim dar porą dešimtmečių atgal, tiek Lenkija, tiek po to Lietuva irgi NATO atėjo, sakykime, ir kartu, ir tokiais naujais dar nepramintais keliais, kurie prieš tai nebuvo, sakykime, naudojami. Tai gal įmanomas bent teoriškai būtų koks nors mechanizmas leidžiantis ar daliniai narystė iki karo pabaigos. Arba, jūs turite menį Europos Sąjungą? Ne, būtent apie NATO jau kalbu. Išaldžius konfliktą galbūt kažkokias paliaubas pasiekus. Na, nenorėčiau čia spekuliuoti, nors pakankamai daug tarptautinių apžvalgininkų ir įvairių ekspertų bando nagrinėti įvairius modelius, bet turime suprasti vieną, kad ne mes NATO pusėje, ne mūsų politikai turi siūlyti vienokius ar kitokius kompromisinius laikinus būdus, kaip Ukrainai pasiekti narystę. Turint omeny, kad tai yra priemonė, tai yra saugumo garantija, o ne tikslas. Tikslas juk yra sustabdyti tą karą. Ir jeigu Ukraina aukščiausių lygmenių, pritariant visiškai maksimaliai 90% ar beveik visuomenės palaikant, turint visuomenės palaikymą, jų politinė vadovybė aiškiai suformavo savo tikslus. Tai yra jų konstitucijos pripažintos sienos turi būti kontroliuojamas Ukrainos. Tai yra visa iki 91 metų teritorija turi būti išlaisvinta. Čia yra tikslas. Ir tai nustatyta sąlyga gali tik Ukraina ir niekas kitas už ją. Vadinasi, iš to seka. Tai visiškai nepriimtina ukrainiečiam kažkokie tarpiniai dalykai, nes ką tai reiškia? Jeigu ukrainiečiai kitaip sakytų, taip, bet pirmas žodis ir paskutinis turi būti pačių ukrainiečių, nes jie lieja kraują, tai yra jų suvereni teisė, jų teritorija ir precedentų niekas nenori tikriausiai ir Europoje kurti, braižyti kažkokias naujas sienas, nes vieną kartą pritarus, kur toliau nueisime mes. Tai aš sunkiai matyčiau, kad čia galima kažkokie tarpiniai variantai, atsakoti, yra arba nėra. Suprantama. Na gerai, pakalbėkim tada šiek tiek apie geopolitinį dėmesį viso šito klausimo. Ir vien geopolitinė praktinė prasme, ar vakarams yra reikalinga Ukraina, koks galėtų ir vertybinis, ir pragmatinis vakarų interesas būti? Taip, klausimas geras, bet sunkus. Bet tuo pačiu, tai žiūrėkime. Ukraina labiau negu kas trokšta būti Europos dalimi, mūsų, ką vadiname, Europos kultūros dalimi, demokratijos dalimi. Jeigu pasižiūrėkime, kas yra demokratija, tai yra procesas, tai nėra tobulos visiškai demokratijos. Yra įvairūs reitingai, spaudos laisvės, rinkimų, žodžio laisvės, teisės viršenybė. Teisės viršenybė yra arba nėra. Jeigu nėra, tai šalis nedemokratinė. Ir visas tas ukrainiečių ryžtas ir noras gyventi, kas geriau atspindi, ir geriausias atsakymas tikriausiai jūsų klausimą. Tai skatina ir mūsų europiečius pergalvoti. Tai mes turime įvairių, sakykime, demokratinių nuopolių. Čia paminėjot Vengriją, procesai Lenkijoje kartais kelia abejonių, mūsų geriausios strateginių partnerių. Taip. Mes matome įvairius procesus susietus su migracija, su
sudėtinga situacija sparčiai augančios šalise, ar tai Afrikos, Azijos žemynuose, konfliktų plėšamos teritorijos ir pasekoje migrantų antplūdžiai Europą siekiant teisėtas noras arba suprantamas gal neteisėtas noras gyventi geriau ir tuo keliant įvairias vidinės politinės dinamikas įvairiose šalyse, ar tai Prancūzija, ar Vokietijoje, ir kur atsiranda nesisteminės politinės partijos judėjimai nuo kraštutinių dešinių iki kraštutinių kairių, marginalizuojasi visuomenė ir ko pasiekoja, tai yra tam tikri iššūkiai demokratijai. Eikim tada prie kito dalyvio visam šitam klausime, Rusija. Ar jis susitaikytų su NATO narystė, Ukrainos NATO narystė? Gal iš viso nėra dalyvė šitam klausime? Čia jūsų klausimas labai taška. Rusija, pradėdama karą Ukrainoje, jinai atvirai, prisiminkim 2021 metų Rusijos diktatoriaus Putino ultimatyvę formą padarytą viešą tekstą apie tai, kad ko jisai reikalavo. Tai yra reikalavo, kad NATO sugrįžtų į NATO 16, į 97 metų ribas. Tai iš esmės Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, nes Rusija visada plečiasi kaip imperija. Visada. Nuo 14 berods amžiaus Ivano III jų caro. Tiesiog savo saugumą, įsivaizduojamą saugumą, arba įsivaizduojamą, pabrėšiu, nesaugumą, jie sprendžia, grobdami kitas šalis, kurdami menamą buferį, integruodama ir taip plėsdama imperiją. Tai visa šita Rusijos koncepcija, eurazijinė saugumo modelio koncepcija, yra sąskaita visų šalių ir jinai iš esmės to neslėpia, kad jinai nori turėti įtaką sugriauti NATO, sugriauti euroatlantinį saugumo modelį, kurio mūsų modelis remiasi, kurio mūsų saugumas ir mūsų demokratinės vertybės, kurias mes giname, remiasi. Tai čia viskas yra akivaizdu, kad Rusija bus ne tik kad prieš, tai dėl ko jinai ir pradėjo šitą karą, kur jinai, nors Ukrainai buvo tik tai iliuzijos, sakykime, arba kažkokia viltis duota, kad jinai bus. Kas beje davė atvirkštinį procesą. Dabar Ukrainoje 90% gyventojų nori tapti NATO nare, kaip prieš kokį gerą dešimtmetį, ten tikriausiai mažiau negu trečdalis ar ketvirtadalis gyventojų nesuvokia realybę. Tai aišku, kad reiškia Rusija bus prieš. Ir čia yra klausimo esmė, nes suteikdami realią, konkrečią perspektyvą Ukrainai tapti alijanso nare, mes tuo pačiu priverčiam Rusiją žlugti ir pralaimėti. Mes siunčiame žinutę. Ir, kaip aš sakiau, problema yra kompleksinė. Nėra iš kažkokio vieno recepto. Reikia žiūrėti labai plačiai ir turėti politiką ir kaip ir karas politikos tęsinys yra menas, taip ir saugumo problemos yra kompleksinės. Ir siųsdami tą žinutę Rusijai, jinai turi patikėti Rusija, Maskva, Kremlius turi patikėti, kad Ukraina taps NATO narė. Nepriklausomai nuo kaip jin kariaus, jin turi patikėti, kad Ukraina laimės karą, o Rusija pralaimės, kokia ta pralaimėjimo kaina Rusijai bebūtų, visiškai nesvarbu. Taip turėtų tokia žinutė skambėti. Mums gal ir svarbu, kad reiškia bent jau kai kam Europoje, bet Rusijai turi būti aiški strateginė žinutė. Jūs pralošėt, Ukraina laimė, Ukraina NATO nariai. Čia yra viso karo pabaigos formulė. O kas tada pasikeistų? Pasižiūrim į žemėlapį, visų pirma, turbūt žvelgiam į galios santyki Juodojoje jūroje. Ar tai lemtų, ką nors labai reikšmingo tiek Rusijai, tiek NATO narėm, tiek netgi ne NATO narėm prie Juodosios jūros? Ne, tai mes kurtume ateities saugią Europą pirmiausia ir tame tarpe ir Juodosios jūros saugumų rūpintumės kaip ir savo. Vienu metu Juodosios jūros kontrolė buvo visiškai Rusijos radarė ir netgi
jos įtakoje. Gal palyginti turbūt galim, dabargi Baltija tampa NATO baseinus, galima sakyti, ne? Taip, kaip įvertinkim tą situaciją, pasižiūrėkim, ar paralelių su Juodaja jūra būtų. Taip, ir grįžtant prie jūsų, sujungiant su jūsų prieš tai buvusiu klausimu, kas pasiteiktų. Taip, žinoma, alijanso narė Turkija, turėtume omeny, bet jinai yra tam tikrą prasme kontroliuojama. Jinai nori turėti glaudžius ryšius su Europos. Jinai savotiška, jinai yra jungtis tarp Azijos ir Europos. Yra daugybė ten sudėtingų klausimų. Bet jinai sustiprintų savo poziciją Juodosios jūros regione, aš manau, kartu su Ukraina. Nes Ukraina tai būtų lygiavertė partnerė arba sąjungininkė jau tada. Tuomet taptų sąjungininkė. Pasikeistų tikriausiai saugumo situacija teigiama pusė Pietų Kaukaze. Čia turime ir ilgametį. Žinoma, tai jau negrįžtamai pasikeistų. Dabar dar nėra ten viskas taip aišku. Apie Baltijos jūros saugumo mūsų, tai čia net ir kalbų nėra. Taip. Ir iš esmės esminis dalykas pasikeistų. Sustabdytume Rusijos projektą kaip imperinės valstybės, kuri tęsiasi su įvairiais stabdžiais ir pertraukom jau kiek? 600-700 metų. Tai būtų tikslas. Tai būtų sustabdyta. Kokia jinai ta Rusija bus, ar dabartinėse teritorijose, ar ne visai, ko labiausiai kartais, man atrodo, bijo mūsų sąjungininkų šalių, kai kurie politikai. Tai turėtų būti antraeilė problema. Tai per daug kompleksinė ir jeigu mes šoksime ir bandytume daryti šachmatinius ėjimus, kai mes blogus šachmatus naudojam dabar, blogus ėjimus statome dabar, bijodami kažko tai, kas gali būti sunkiai nuspėjamoje ateityje, kur iš principo tai negali būti bloga ateitis, atsiprašau, negali būti gera ateitis, jeigu mes dabar blogai darysime. Mes turime viską padaryti, žaisti dabar gerai, daryti gerus sprendimus, kad ateityje mes galėtume spręsti teisingai galimus iššūkius susietus su Rusijos pralošimo ateityje. Taip, tų iššūkių būtų. Branduolinio ginklo iššūkis Rusija yra. Ir antras klausimas, bendras chaosas ir Rusijos byrėjimas. Ar galimas kokia prevencija būtų, ar jinai byrėtų, ar ne, čia kitas klausimas, bet to bijo vakarai. Ir mes turime padėti jiem ieškoti tos atsakymus, turime aiškinti, kad mes negalime, vėl pasikartosiu dar ir dar kartą, bijodami nežinomos tolimesnės ateities, blogai spręsti dabartinę ir dar labiau pabloginti tuomet ateitį. Na gerai, paspekuliuokim, kad jau palėtėm Pietų Kaukazo, nemažai Sakartvelo gyventojų irgi kovoja Ukrainoje dabar. Ta patį žinome ir apie gudus. Jie ten taip pat dalyvauja, sakykime, teigiama karo pabaiga, įmanoma narystė, jie grįžta namo, Baltarusija iš viso tampa turbūt apsupta, įsivaizduojame, ne, NATO valstybių. Ar tai galėtų paspartinti tų šalių ar radikalėjimą, ar kaip tik judėjimą demokratijos link, kaip manot? Na, tai aš manau, kad karui pasibaigus čia vienareikšmiškai su Ukrainos pergalė. Vienareikšmiškai Baltarusijos režimas žlugtų, Lukašenkos režimas žlugtų ir tos šalis eitų demokratijos keliu. Tai užimtų laiko, tai reikėtų, tam tikri procesai vyktų, tai demokratijos pagal užsakymą, žinoma, neįgyvendinamos, bet potencialą tų šalių visuomenės turi. Man sunkiau kalbėti apie galbūt kai kurias kitas šalis, bet apie Sakartvelą aš tikrai žinau, nes turėjau garbės Tbilisyje 3 metus dirbti kaip NATO karinio atstovo ir sąveikos karininkų. Potencialą ta šalis turi vidinį didelį, jaunų, vakarietiškai mąstančių, atvirų, norinčių būti Europos sudėtyje. Jaunuomenė yra didelė, reikšminga. Deja, ne visai jinai tokia visuomenė yra ir jų kelias į NATO irgi prasidėjęs, sakykime, pirmie žingsniai. Taip, Ukrainos pergalė būtų paskatinimas spręsti Kaukazo problemas. Ir, žinoma, Baltarusija čia vienareikšmiškai, tai yra ne tik geografiškai jinai priklauso Europai, jinai priklauso ir kultūriškai. Kokius iššūkius daugiau vidaus politikai kelia Ukrainos narystė NATO? Na, Ukrainos institucijos
buvo ilgą laiką kaltinamos dėl negebėjimo persitvarkyti. Ten ypatingai korupcija suvešėja Janukovičiaus iki 14 metų valdymo laikotarpio arba prezidentavimo laikotarpio. Ir tos pasiekos netgi paveldėtos iš sovietmečio, tik jos buvo dar sustiprintos. Jos buvo ilgą laiką jaučiamos ir dabar dar jaučiamos, žinoma. Jeigu mes trokštame, kad šalis, kuri... Ir tai gal net ir priežastis, viena iš priežasčių, kodėl Ukrainoje dabar turim karą. Nes visuomenė pavargo nuo prasto valdymo, nuo korupcijos, nuo tų visų blogybių, kurios viešėjo toj šalyje. Tai buvo priežastis, dėl ko prasidėjo Maidano revoliucija 13-14 ir tai paskatino Maskvą, Kremlių agresyviem veiksmam, nes jinai stabdė, jai tas modelis, jinai bijojo, kad tai ateis ir į Maskvą, tai viena iš priežasčių, kita, kaip sakom, tai, nes tai viskas susijęta su integracija į euroatlantinės institucijas, nes ten niekas nenori šalių, kurie yra, paprastai tariant, betvarkė. Valdžios viršenybė yra, tai įstatymo viršenybė, tai yra įstatymo viršenybė, tai yra viskas tuo. Mes į vidų, aišku, ten neįlysime, bet gal iš šono bent jau žvelgiant galima įvertinti, kaip jiems sekasi tvarkytis tiek su savo oligarchinė sistema, tiek su korupcija. Šiek tiek aš esu ir į vidų, kodėlgi ne, esu lankėsi šioje šalyje keletą kartų, karui, plataus masto karui prasidėjus ir turiu daugybę draugų ukrainiečių ir karių ir įvairių civilių tarpe, nevyriausybinių organizacijų, aktyvistų. Taip, jie turi daugybę problemų, bet vykstantis karas, pabūsiu kiek cinikų, praliejamas kraujas, tos aukos sudedamos, jiem labai padeda spręsti, išsivalyti. Kai dabar korupcija prilyginama valstybės išdavystei, arba bandoma tą padaryti, bent jau prezidento Zelenskio noras yra tą padaryti. Tai yra, sako, labai daug. Ir jis priverstas daryti, jeigu kažkas mano, kad tai yra tik tai Zelenskio. Ne, ta lyderystė atėjo iš žmonių, jisai priverstas politik, tai yra kas yra svarbiausia, Ukrainos visuomenė turi dabar ir šito karo paseko ypatingai. Atsirado labai stipri pilietinė visuomenė, kuri turi valią, turi žodį ir gali veikti. Ir dar daugiau drįsiu paspekuliuoti tiek, bet įsivaizduokim, jeigu mes paliktume Ukrainą likimo valiai. Tai jau nekalba apie Rusijos grėsmę mums, bet ir pačiai Ukrainai, jos, kadangi klausimas Ukraina, tai ten mes pasėtume nestabilumą ilgiems metams, todėl kad Ukrainoje žmonės, kurie kovėsi, kurie kaunasi, kariauja, lieja kraują ir jie palikti likimo valiai, ta šalis taptų vidinė nestabilumo šaltinio. Ir Europai taip pat beje. Čia jau aš nenorėčiau daug spekuliuoti, bet tai būtų visiškai kita problema. Ar mes norėtume turėti panašu, kas dabar darosi vidurio rytuose ar kažkur Kaukaze, amžinas, taip, ir tai yra šalis, kuri 40 milijonų. Ne, čia, tai sakau, tai žodžiai, kuriuos galima paklausti Berlyne, Paryžiuje, Londone ar Vašingtone dirbantiems žmonėms. Nu, Vašingtonas turi, bet netgi tie, kurie eurocentristinio požiūrio laikosi, tarkim, Paryžiuje. Ar jie nori tokios Europos? Gerai, dar palieskim šiek tiek ir karinį dėmenį. Manau, galima teigti, kad neabejotinai Ukraina turbūt yra dabar pasaulyje viena labiausiai kare išprususių, sakykime, valstybių. Patirties vis dėlto turi daug. Ir jos perėjimas nuo sovietinio modelio iki NATO tęstinis ir, man atrodo, vyksta visai efektyviai. Ar galima teigti, kad Ukraina jau dabar atitinka NATO karinius standartus?
Na, aš kaip 30 metų tarnavęs kariuomenė ar krašto apsaugos sistemoje dirbęs, galiu teikti pirmiausia, kad NATO standartai nėra baigtiniai ir išbaigtiniai visada. Kiekvienoje NATO šalyje galima rasti daugybę dalykų, kas netitinka mūsų pačių NATO sutartiems standartam. Esminiam, jinai atitinka Ukrainą. Jinai turi gal vieną problemą, kurią taip pat turim surėmę pečius, paremti ukrainiečius, skatinti. Kas yra labai sunku kariaujančią šalį, būtent mokyti anglų kalbos. Mano žiniom ten, kažin ar 1% šalies gyventojų gali kalbėti angliškai pakankamai. Kalba yra svarbu, tai yra įrankis komunikacijos, ryšių, bendradarbiavimo, galop veikimo kartu. Čia yra problema. Tokia didesnė. Visa kita yra diskutuojama, tai yra įtraukiama, kai kurios NATO standartus jie patikrina ir gal mes būsim priversti keisti. Jau turbūt ir keičiame. Tikėtina. Taip. Ukraina, kuri atveria vieną didžiulį sopulį, kurį kiek aš atsimenu, kiek tarnavau įvairiuose tarptautiniuose paskirimuose, kad tas angliškai interoperability, sąveika yra iš tikrųjų skaudama vieta, todėl kad ją neina pasiekti ir mums. Ir Ukraina to pavyzdys, jie naudoja dešimtis ginklų sistemų. Pradedant net didžiausiais ginklų sistemom platformom kaip tankai, jau nekalbant ten einant į smulkmenas, ir kūro, ir netgi įvairios ginkluotės sistemos, ryšių sistemos, ir ten yra, o jie Ukrainoje dabar turi viską, ką mes turime, arba beveik viską. Ir dar daugiau. Taip, ir dar turi sovietinius, kurie taip pat daugelį gavę iš mūsų, atsikratėmti nuo Rumunijos iki atidavėm jiem, ir jie sėkmingai naudoja, žinoma, ir sako nuoširdų ačiū mums, ir prašo dar. Bet čia yra ir problema, ir kurią visiems turėsim. Ir žiūrėkim, dar ateina naujos technologijos, pasaulis vietoj nestovi ir jis labai sparčiai technologijos vystosi. Ir ukrainiečiai labai išradingai pritaiko. Matėm dinamiką, visą raidą su dronais ar robotų panaudojimas, dirbtinio intelekto panaudojimas. Tos pačios raketos, tiek Storm Shadow, josgi nepritaikytos iš suleisti. Taip, jie sugeba ir tą prikliuoti. Ir pilietinė visuomenė, mes dažnai pamirštam, kad saugumas yra taip kietasis, ir aš pirmiausia šalies nacionalinis pajėgos, kariuomenė, ginkluotosios pajėgos, yra tarptautinis NATO, taip, bet taip pat ir yra visuomenės faktorius, yra lygiai taip pat svarbus, jau vien dėl to, kad kariuomenė yra visuomenės tam tikra dalis, bet ir dar daugiau, kaip jie išmoningai panaudoja net kiekvieną ten močiutę ar eilinis žmogus, nuo pat karo jau pradžios išnaudoja įvairias programėlės, fiksuojant priešo raketams, padedant kontroliuoti teritorijas, renkant informaciją, daugybė įdomių sprendimų jie yra gyvendinę. Jų teritorinės gynybos modelis, kuris iš esmės gimė prieš pat karą, ir dabar lygiaverčios yra pajėgos, kovojančios, papildančios jų reguliarios pajėgos. Gal pagalvojau, jie turi tiek daug ginkluotės, bet jie ir puikiai išmano, tai gal čia jų privalumas, kaip tai galėtų būti ateinant į NATO. Būtent jie. Ne tik. Ir man tai pokalbio pradžioj jūs klausėte apie pagrindinius NATO standartus atitikimą. Ir kada atsakiau, kad saugumo suteikimas, saugumo stiprinimas, indėlis į saugumą Europos. Ir pagalvokime ties tuo. Tai su Ukraina mes galime padaryti, kad Europa būtų saugesnė, aljansas būtų saugesnis, stipresnis, o mūsų šalis būtų saugesnis be Ukrainos. Mes pralošime. Kaip Ukrainos narystė tada karinė prasme praturtintų NATO? Pagalvokim dar apie šitos dalykus. Visų pirma, atneštų savo praktiką, kurią jau kaupia ir ją jau dalinasi, bet gal yra dar kažkokių svarbių aspektų. Na, tai mano požiūrį jau dabar tas yra daroma, renkamos pamokos jų.
kokias pamokas ką jie praktiškai paprasta kalba kalbant, ką jie patyrė, ką jie išmoko. Net priešas iš jų mokosi, rusai mokosi. Dronais, pavyzdžiui, tai puikiai, dėja. Tai visą tai mes turėsime kaupti, analizuoti ir įgyvendinti pas save. Šitoj vietoj NATO labai moka ir procedūriškai moka perimti tą visą ir pabandyti visą tą, nepabandyti, mes tą privalėsim daryti, mūsų kariuomenės, mūsų struktūros. Ir be pilnateisės narės Ukrainos tas būtų labai sunku padaryti ir visai kitaip, kada bendradarbiavimas, aš turiu ir slaptumo, ir visiškai pasitikėjimo prasme, įtraukimo Ukrainos karininkų į mūsų NATO visą gynybos planavimą, kas yra dinamiška, niekas nestoja, kaip saugumo situacija yra dinamiška, mes juk nežinome, kokie iššūkiai Europos ir mūsų šalių laukia ten po 10 ar 20 metų. Mes gyvename žiūrėdami pasaulį šių dienų iššūkių akimis. Ir ten Ukraina tai tada prisidės. Jinai didžiulį potencialą turi, jinai turi mokslą, gamybą. Mes dabar atvėrėme, kad per vadinkim visuotinės taikos laikotarpį po šaltojo karo karinė gynybos pramonė buvo iš esmės sunykusi, jeigu nesužlugdyta. Ir dabar bandom atkurti, bet tai užims daug laiko. Ne vienoj konferencijoje aš jau dalyvavęs ar online ar gyvai ir aš girdžiu iš įvairių planuotojų, ko labiausiai Ukrainai dažniausiai reikia ir mūsų šalims reikia, nes mes atiduodam ir mūsų tuštinam savo sandėlius, tai amunicijos įvairios. Ir artilerijos, ir priešlėktuvinės gynybos. Ir yra gynybos pramonės gepai, negebėjimas greitai atstatyti tos pajėgumus, nes tai yra investicija į žmonės, į staklės, į technologijas, plėtimas, investicijos, čia taip pat yra sudėtingas procesas. Ir ką labiausiai pažengė jau toj srity ir suvokia šitą problemą, ką jie siūlo, perkelinėti dalį gamybos į Ukrainos teritoriją. Tai čia alijanso šalis jau mokosi, jau integruojasi, jau ten yra kai kurių šalių, kiek man žinoma, gamyklų. Mes girdėjom vokiečių pagrindinio gamintojo tankų Rheinmetall, atrodo vadinasi, jeigu teisingai ištariu, jų gamyklą taip pat įsipareigoja. Bayraktar turkai irgi įsipareigoja statyti, bet yra daugybė mažesnių šalių įvairių gamintojų. Jeigu jie nori būti sėkmingi šitoj srity, gynybos pramoniai, konkurencingi netgi iš verslo prasme, jie turi ieškoti kontaktų Ukrainoje, turi eiti į Ukrainą, turi dirbti kartu su ukrainiečiais, tikrinti kaip jų ginklų sistemos, turėti inžinierinį specialistų ekspertinį prieimą prie kovos lauko išbandymų, netiesiogiai, žinoma, į kovos lauką inžinierius gamintis jūs, bet betarpišką kontaktą su tų ginklų naudotojais, tai yra Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis. Ir tie procesai, tos gamyklos bus stiprios. Ir čia yra pagrindinis kelias gynybos pramoniai. Ir Lietuva turi inžinierinį potencialą stiprų ir inžinierinę pramonę. Čia taip pat yra didelės galimybės Lietuvai. Taip paraginkim tada ir pasidžiaugim, jeigu taip ir pavyks. Ačiū Jums už Jūsų laiką, dėkui ir už Jūsų žinias, tikiu susitiksime dar ne kartą. Ačiū Jums. O su gerbiamais žiūrovais atsisveikinu iki kito penktadienio, susitikime vėl 18 val. Delfi TV. Taip pat sekite Locked and Loaded ir mūsų Facebook paskyroje. Iki.